Kokias reformas reiktų padaryti prokuratūroje, teismuose, VRM? O gal ten viskas gražu ir nieko daryti nereikia? Jeigu ūkiškai, tai nutvoti negailint ir parodomosius teismo procesus padaryti, tam, kad jie žinotų. Jie prisižaidė jau. Daugiau kentėti nieks nenori. Bet čia yra problemos. Tai pradžioje reikia Seimą priversti. Čia prezidentas negali. Seimą reikia priversti ypatingojo prokuroro instituciją, kad įkurti. Tai geriausia metai laiko. Jeigu pačiu geriausiu, stebuklingu laikotarpiu metai laiko mažiausiai tam užtruks. O paskui, kad įsivažiuoti dirbti darbui, 1,5 metų mažiausiai. Ar ne? Tai kažkoks efektas gali būti po 1,5 metų. Kad įstatymą reikia priimti, kad teisėjai už akivaizdžiai klaidingus sprendimus turi būti baudžiami. Nes šiuo metu pradžiai buvo. Pradžiai Lietuvos nepriklausomybės pradžiai buvo šitai. Bet paskui Seimas panaikino. Ir teisėjai yra nebaudžiami. Jie yra pagal savo įsitikinimą ir pagal įstatymą nuteisė. Ir surašo popierius. Jie nebaudžiami, nes tiesiog įstatymas pakeistas. Tai Seimą reikia priversti. Priversti gražiuoju ar piktuoju, o galbūt Seimas bus išrinktas toks, kuris palaikys šitas mano mintis. Generalinė prokuratūra, jeigu bus ypatingas prokuroras, kuris galės prižiūrėti ir generalinę prokurorę ir viską. Absoliučiai. Ir visų duomenų pareikalauti ir paklausti, o kodėl jūs šitoj vietoj delsite, arba kodėl šitoj vietoj nevykdote apklausos ir taip ilgai užtempėt gumą. Tai generalinė prokuratūra šitam kontekste, tai yra ta institucija, kuri užslopina, numarina, padaro taip, kaip reikia, pagal užsakymą. Nes užsakymai yra žodiniai, nežodiniai, spėjami, nespėjami, nuspėjami, ta prasme, ar ne? Ir nereikia rašytinių, tai nėra. Nes viskas irgi prokuroras. Aš atsimenu, kaip aš apskundžiau generaliniam prokurorui ministrą. Tai iš generalinės prokuratūros atėjo atsakymas iš 3 karto. 3 kartus patvirtino, kad ministras nusižengė įstatymui. 3 kartus. 1 kartą patvirtino, kad finansinę žalą suskaičiavo tokią padarė 100 000. 1 sykį. Ir daro išvadą, nėra dėl ko pradėti ikiteisminio tyrimo. Nesilaikė įstatymo, padarė finansinę žalą valstybei ir nėra dėl ko pradėti ikiteisminio tyrimo. O paskui surašė, kaip advokatai. Turiu ranką, atsiųsti paštu, turiu ranką pasirašytą. Kaip advokatai, kad 3 motyvus, kodėl ministras nekaltas. Tai kad vis tiekgi nebūtų sutikę sumažinti vaisto kainos, o jeigu ministras laikytųsi įstatymo, tai žmonės būtų turėję mokėti daugiau, galų gale įstatymas netobulas. Tai už tokius atsakymus turi būti baudžiama. Baudžiama. Prokurorai turi būti baudžiami. Bet vėl, tam reikia, kad ir prezidentas, ir Seimas dirbtų sinchroniškai, arba pradžiai Seimas kartu su Lietuvos žmonėm paprašytų, ne taip, prezidentas kartu su Lietuvos žmonėm paprašytų Seimo, apjuosę draugišką, susikabinę rankomis Seimą, paprašytų švelniai, priimkite antikorupcinius įstatymus.